Sveiki, kalbamės su žymiu Londono žmogumi, ponu Romu Čepaičiu. Sakykit, prašau, kas gero pas jūs dabar gyvenime Londone? Gyvenimas bėga savo vaga ir pas mane tas pats, kaip ir visiems turbūt daugumai žmonėm. Taip. Labai malonus išgirst, bet jūsų darbas, kaip žinau, yra, kaip sakot, inžinieriaus mūrininko darbas. Kaip sekasi ten šioj sferoj? Normaliai. Kompanija, normaliai, jau dirbu kompanijai 11 metų, vienoje vietoje, vienintelis lietuvis, visi anglai. Man paprasčiausia galbūt pasisekė. Labai šaunu. O ir kas jūsų hobi? Ką jūs turite hobį jo? O mano hobi yra Londone, tai mėgstu labai žvejybą. Mėgstu prie kompiuterio pasėdėti laiką. Ar tenka su žuvim? Žuvies, jis pagauna žuvies? Žinoma, pagaunu. Ir kokiuose objektuose? Nu, tai būna įvairi žuvis, visokios būna. Nu, pavyzdžiui, praeitais metais lydeka mano buvo, aš nežinau, nesvėriau jas, nes paleidau aš ją atgal, bet turiu nuotrauką, jeigu kas domėsis, galėčiau siųsti. Mano ūgio lydeka, kiek jis svėrė, nežinau. Ką palinkėtumėt Lietuvai? Lietuvai palinkėčiau daugiau susiburti žmonėm, būti patiksliem, kaip sakant, nes Lietuvoje, kaip supratau, labai yra sunkus atvejis yra. Ir paprasčiausiai reikia gal iškentėti ir toliau gal bus visas gerai. Aišku, nieko kaip sakant, nesiranda nei iš nieko. Reikia vargo, daug mes buvom prispausti, kaip sakant, po geležiniam užuolaidom buvom, niekur nebuvom išleisti, nieko. Bet tavo bičiai prisivėrė, nors tas laikas jau praėjo daug metų, 20 metų skaitau. Nu, bet vis tiek žmonės pakeliauja, vis tiek geriau negu buvo anksčiau. Labai geri linkėjimai, ačiū už pokalbį.